Labadiena visiems Minecraft žaidėjams. Ir žaidžiame Minecraftą. Taip, čia man pirmas video. Taip, nekaltinkit. Tai va. Ir žaidžiam ant versijos 1.5.2. Sukūriau naują pasaulį. Vadinasi Mano 2. Žaidžiujame tik nuo vakar, bet šiandien radau 8 deimantus. Po to padariau deimantinį pikaką, kurį dabar laikau rankose. Ir viskas aфигенно. Nežinau, ką dar galim pasakyti, nieko čia gero kol kas. Wow, nepastebėjau. Nieko kol kas gero neturiu. Nežinau, ką ir daryti, gal serijos ir nuobodžios bus. Jo, nuobodžios tai stopudovkė, kad bus. Čia jie. Taip. Aš manau padarysiu pertraukėlę. Ir pertraukėlė baigėsi. Vėl filmuoju, palaukit, lagai. Nežinau, gal per šitą seriją leidžiamės į mano padarytas šachtas, kur aš radau tuos 8 deimantus. Taigi leidžiamės čia parkour nusileidimas. Labai man patinka toks gas nuotykių. Jeigu video neįdomus, tai nežinau, rašykit komentarus, nes nemoku video daryti. Karoči, pirmą kartą tai darau. Ten geriau neis. Nes ten lavos pilnai. Taip, ir va čia. Žiūrėkit dabar, kaip aš šitos deimantus radau. Mane toks draugas išmokė ir aš jau pats seniai mokėjau. Toks vadinasi Arnoldas, kurį pavardė Grabštinovič ir kuris tuoj gal žiūrės mano padarytą video. Bet va, po šitų akmenių ir bedrokas. Ir 4 blokus į viršų reikia pasikelt nuo šito bedroko ir tiesiog va taip 3 ant 3 kast, kaip aš dariau va tenais. Ir radau deimantų. Taip. Ten dar ir neiškastos anglies, geležies, bet aš manau dabar nekasiu, nes jums turbūt bus neįdomu. Tai va. Nežinau, ką ir čia daryt. Gal galėčiau muziką paleisti, bet nežinau, kažkaip nenoriu leist muzikos. Nežinau, ką ir bedarysiu. O, pirmas rendinys, redstone'as. Na, redstone'as nelabai gerai, bet jau nors koks rendinys, ne? Kas mėgsta redstone'ą, komentuokite ir rašykite, man patinka redstone'as. Arba aš like redstone. Nors čia ir blogai skamba. Aš žinau. What the fuck, kodėl toks kritiklis jau apgadintas? Kiek aš čia iškasiu? Dar efektyvumas vadinasi. Jau norėjau. Nežinau, ką ir bedaryt. Ups. Bet manau, kad dabar gal ir baigsiu video. Nežinau, nes truputėlį reikės paminėti. Na ir visiems ate, su jumis buvo Danielis. Jeigu jums patiko, galite prenumeruoti. Būtinai statykit laikus ir visiems ate.